Eina savo, kokią nuotrauką įsimeta, tu pažiūrėk, aš gyvenime tokios neįsimešiu, reikia pakomentuoti, blemba sušmeišiu čia, o dieve, kaip baisu. Miela draugė, ar tu žinai, kad turi ne tik teisės, bet ir pareigas? Ir to daryti negalima, nes gali pati nukentėti, supranti? Gal kietą sakai? Reikėtų jai privačiai paprašyti, gal nesusimastytų truputėlį. Tai būtų geriausias pasirinkimas. Žinai ką, atsirado toks naujas dalykas kaip AskFM. Ten galima reikšti nuomonę anonimiškai. Reik sustumti, ant kažko neturiu aš čia ką veikti, ką čia. Kaip tu jaustumės, jeigu ant tavęs varytų? Koks man skirtumas, tegu varo, atsikišiu to pačiu susikoliočiu. To nauda. Ką žinau, koks skirtumas, eiktų, baigtų čia. Ar paprašytum tiesiog praleisti tą žmogų ir iškentėti? Nu ne, eiktų, nėra ką veikti, čia pasižiūrėk, ką jis čia rašo, tai čia puikiai proga sustumti. Žinai, kad yra įstatymai ginantis žmonių teisės ir tu gali būti apkaltinta. Rimtai nepagalvoju apie tai. O kas man gali būti? Turėt bėdų su teisėsauga. Rimtai? Eiktų savo, nepagalvoju apie tai. Reikėtų apie tai pasidomėti ir pasiskaityti plačiau. Žiūrėk, radau naują indėrinę foto receptą. Eik, tu žiūrėk, koks Vatkūras parašė. Koks tavo dotas, žiūrėk. Vėliau sutik, varysiu, žinok. Nu jau nejuokauk tikrai su tokiais. Na, taigi, žmogus nuotraukos, tokių reikia susitikti. Tu žinai, kad jis gali būti apsimetinis? Baig, žiūrėk, visos nuotraukos panašios, tai gali būti apsimetinis. Jis galėjo įsikelti net ne savo nuotraukos, tu supranti tai? Negali būti, man tikrai nueik susitikti ir pažiūrėt. Einam kartu. Tu jį pažįsti, jis turi pažįstamų tavo draugų, ar jis iš viso čia nepažįstamas? Tai einam susipažinti, nu kaip kitaip. Tu supranti, kad jisai gali tave nuskriausti? Nenuskriausk, baig. Nu iš kur tu žinai? Nepasitikėk tokiom pažintim. Žinok, tas jaunimas tokiom pažintim toli nenueis. Reikia realybėj susipažinti su žmogum. Aš neprasidedu tokiais. Tai ką tu nori pasakyti, reikia įsijęs Agnės partijos? Taip reikia, girdėjau ateis Argintas, Tomas ten bus, Agnės pusbrolis Simas, nu, dar Simo draugas ateis Vytukas ir jį, ten daug Agnės pažįstamų. Tai čia viskas tėvai bus su tuo užraukt. Tai aišku, baigtų, tikrai jam nesakyt nei adreso, nei pavardės, visiškai nieko, nei telefono numerio, negalima pasitikėti žmonėm. Gerai. Tai einam tada? Taip, einam. Rytoj 5. Taip. Gerai. Paskambins Agnės. Matei, Žordanos Olegijų susitokia, kaip gražiai atrodo, tokia šventė gražiai. Baig, tu žiūrėjau, gražią nuotrauką pastariau. Aha, jo. To įsikelsiu į FB. Kur ten fotkini, kaip atrodo? Labai gražiai. Ką tu darai? Kokią čia nuotrauką keliesi, išprotėjai gal? Tu čia be drabužių. Ta prasme be drabužių. Tavo čia pasižiūrėk, kokią trumpumo sijoną, tokia iškirtė. Tu žinai, kad negalima kelti į Facebooką tokių nuotraukų? Ir kas bus? Tu žinai, kad yra nusikaltėlių, kurie išveža jaunas panelės, prostitutę dirbsi. Geriausiu atveju čia, organam tave išveš parduos. Negali. Ką negali, taip yra. Geriau išsikelk kitą kokią nors nuotrauką. Čia ir tavo pavardė, vadas atseks, taip? Nu gerai, įsikelsiu foto iš Agnės pačio. Su tais pusbroliais. Tai įsikelk iškutę normalios, tvarkingos, gražios nuotraukos. Na gerai. Tokios nekelk. Nu tai šitą gerai. Jo, štai. Klausyk, bet tai žiūrėk ir kokią... Ar ne ir sukūdėjus, ne kaip pagražiai. Taigi. Žinokit, kad internete turit ne tik teisės, tačiau ir pareigas, kurių jūs privalote laikytis. Taip pat žinokit, kad yra įstatymai bei teisės aktai ginantis vaikus. Jungis. Pagarbiai ir atsakingai.